Gerai, tai bus tutorialas, kaip atsiųsti modus ant launcherio. Tai ką tu turi padaryti, tai tu, kada atsidarai launcherį, pas tavai išeina toks langas ir tu turi paspausti čia 2 kartus. Tada tau išeina štai tokio papkė didžiulė ir tu turi rasti papkutę mods ir čia bus modai. Tai kaip tu turi jas atsiųsti, tai pavyzdžiui, va, tu Google atsidarai, parašai modrinth ir tau išmeta tokį saitą, ten kur tu gali atsiųsti modus. Tu nepaspaudi ir Discover mods. Yra dar kitokie, pavyzdžiui, tu nebūtinai gali per tą modrinth, tu gali per CurseForge. Čia tu irgi gali siųstis modus, tik tai čia tu turi išsirinkti žaidimą, tai mano atveju tai yra Minecraft. Štai čia. Ir čia yra belinkiek irgi modų. Gali irgi čia pasirinkti. Tai man patogiau yra per modrinth, nes man jis yra toks patogesnis. Tai ką tu dabar turi padaryti? Tuoj. Tavo užduotis, jeigu tu nori atsiųsti modus, sakykime, aš noriu atsisiųsti kokį modų, sakykime, horror. Pavyzdžiui, horror ir tau va išmeta. Čia yra belenkiek, gali siųstis, gali ne. Ir pavyzdžiui, va, aš noriu atsisiųsti štai šitą horror. Tai dabar tu turi pasižiūrėti, ant kokios tu versijos žaidi. Taip, atkreip dėmesį į Forge, tai yra kaip pluginas arba ne pluginas, žodžiu, vieta, ant kurios viskas tai dirba, kodavimas modų, sakykime taip, ir versija. Tai versija čia yra pagrindė ir šis žodelis, tai mes turime ieškoti ant Forge'o. Ir sakykime, mes ieškosim, pavyzdžiui, nforge, 1.20.1. Tada, pavyzdžiui, mes užeinam šitą modą, paspaudžiam versions. Ir pas mus, čia dažniausiai būna daugiau, bet būna, platforma. Tai Forge yra platforma. Tai čia yra žaidimo versijos. Tai versijos yra čia parašytos, o platforma tai yra Forge ir čia turi būti parašyta irgi Forge. Jeigu viskas sutampa, mes galim tai siųstis. Paspausdus čia. Tau čia turi atsirasti štai toks dalykėlis. Tai tu gali pertempt į papkutę. Tai tiesiog pasimk, paspausdamas tempk ir į papkutę. Ir tada tau atsidarys 2 mods, tai tu gali, pavyzdžiui, čia per. Nebūtinai 2. Kažkas čia negerai. Iš naujo. Kažkas čia negerai. Va, pavyzdžiui, čia ištrinam. Iš naujo. Pasimam, tempiam. Ir va. Ir tada tu gali tiesiog viską išjungti ir paleisti žaidimą ir kaip turėtų veikti. Tai tai buvo viskas, ką aš norėjau pasakyti. Tai siųskis modus, gali ir per CurseForge, ten tas beveik viskas tas pats, reikia tiesiog daugiau paieškoti. Tai va.